Nukamėlėje keliaujame į vaistinę ir įsitikinsime, ar ten parduodami visi produktai, kurie skirti mūsų sveikatos pagerinimui. Ar tikrai sveikatai palankus produktai, batonėliai, lazdelės, saldainiukai, kokteiliukai, ar tikrai tai yra maistas, kuris padeda išsaugoti mūsų sveikatą. Žiūrėk video. Daugelis mano, kad vaistinėse parduodami tik tai sveikatai naudingi produktai. Tai atsimerkite. Garsusis hematogenas, kurio pirmoji sudėtinė dalis yra cukrus, antroji sudėtinė dalis, galima atsakyti, tas pats cukrus, tai yra saldintas sutirštintas pienas. Trečioji sudedamoji dalis yra gliukozės sirupas, tai yra tas pats cukrus, tai yra 3 pirmos sudedamosios dalys, kurių yra daugiausiai produktai, yra cukrus, o jūs šitą produktą perkate dėl geležies pastiprinimo organizme. Tai yra visiška nesąmonė ir plus dar įeina palmių riebalai, kurie tikrai visi žinot, kad sveikatai nėra naudingi. Daugelis nebeįsivaizduoja savo dienos be kokteilių, batonėlių ir įvairiausių kitokių briedų, kurios gali įsigyti vaistinėse. Pirma sudėtinė dalis - saldikliai. Tai yra ksilitolis, izomaltas. Rūgštingumą reguliuojančios medžiagos, kvapiosios medžiagos, lipnumą reguliuojančios medžiagos. Taip pat čia galima rasti ir kitą saldiklį - steviolio gliukozidą. Ir šiai dienai galiu pasakyti, kad niekas nėra geriau negu valgyti tikrą maistą. Ir batonėliai, kurių pirmoji sudėtinė dalis yra kvietiniai miltai, antroji sudėtinė dalis yra cukrus, trečioji sudėtinė dalis yra lydytas sviestas. Tai yra visos 3 sudedamosios dalys yra puokštė. Tai yra miltai, cukrus, sotieji riebalai ir dar pridėta įvairiausių kvapiųjų medžiagų, gliukozės sirupų, visokių koncentratų, izoliatų. Galit patys pasiskaityti sudėtį šio produkto ir tikrai suprasite, kad perkate ne maistą ir tikrai ne vaistą. Todėl būkite budrus ir supraskite, kad tokie produktai, kurie yra stipriai perdirbti, mūsų sveikatos neįsaugos ir nenumesite nereikalingų kilogramų. Tik tai tikras maistas, sureguliuota mityba, geras santykis su savo kūnu gali turėti rezultatų ne tik sveikatai, bet ir normaliam kūno svoriui. Ateik pas mane į asmeninę sveikatos mentorystę ir aš padėsiu tau atsikratyti nereikalingų kilogramų, pagerinti sveikatą ir atrasti gerą santykį su savimi ir savo kūnu. Patiko mano patarimai? Spausk like, rašyk komentare daugiau patarimų ir dalinkis su draugais.